Ryta ponai ir ponios. Ponis ir ponai. Ponis ir ponai, ponai ir ponios. Kaip pasakysi, taip nepagadysi, ne, kaip ten sako. Važiuojam. Čia laukia ko? Degalinė. Sakykim taip. Sakykim taip. Dabar įsirašiau CMR-o. To. Sustosim kur nors 5 minutėm ir įsirašysim. Iš tikrųjų vakar dar galėjau pavažiuoti biškelį. Sustojau, nepažiūrėjau. Ko čia man reikėjo taip kempingą daryti, nu jo. Pointas važiuoti tai joks. Kempingas daryti pauzę, po to pavažiuoti. 30 mylių ir vėl stot. Kai iš to jokios naudos iš to nėra. Taip, vakar 8,5 valandas pavairavau, tai manau nėra blogai. Nuvažinėjom, čia kaip tik pakeliui vat. Buvo servizas. Bet man, kaip sakant, pointas toks, kad reikėjo dar padaryti tiem 5 minučių pauzę ir po to važiuot ir čia stot. Va, kaip tik būtų buvę. Čia vat po kairės servizas, o man reikia tiesiai važiuoti. Kiek čia? Valandėlę būčiau. Jeigu čia vieną kaip nepasidaręs. Taip kad pointas koks. Čia va dabar tik atsikėlęs. Ir dabar tik išvažiavęs. Kai tas pats būtų gavęs. Jokio skirtumo. Fatėm ir gyvenam. O ką? Dar valandėlę liko. O, 3 paliksim. Southamptoną. Na dabar atpažiūrėsiu pakeliui, ar čia yra kokių laipėjų ir kažko tai. Jau kitą kartą reikės važiuoti. Žinosiu. Jis nelabai čia suvažiavęs, tai nelabai įsivaizduoju, kaip bus, kur, kas, ką. Tik 4. Laipėjai turėtų būti. Nelabai nori susistovėti. Nu ką, turbūt jau esam Southamptone esam, ar kaip čia suprast, tikriausiai. Tiesą sakant, nesu, man atrodo, čia niekada buvęs. Gal pravažiavęs tiesiog važiuojant į Bermount ar kažkur tai prie jūros. Southamptonas čia tipo iš kur Titanikas išplaukė ar tipo ne? Ar ne iš čia Titanikas išplaukė? Čia tų vartų į tus daugtus belia kiek. Čia 20, ten rodė 4, 10, ten dar kažkokia, tai va iš čia atvažiuoja konteineriai. Tai tikriausiai gerai ir važiuoju, bus matyt. O Waterloo čia irgi yra. Dar sakys, jeigu išlaikyk kokį nors blėt pažymėjimą. Saugumai važiuot, išvažiuot. Čia ta kompanija, bet ten Google Maps neranda jos. Galite paprastai važiuoti ir viskas. Ir jau viso. Labai gerai. O, konteinerius kai krauna. Atveža taip ir viskas. Nieko čia sudėtingo. Mes varom žiūrėti. Kur man
man čia krautis. Kai šiaip ir nesąmonė. Nu, tada čia su dviračiu griopjauja normaliai. Ai, čia važiuoja visą jasną. Visą rašo, tink, galvok dviračiai. Ir zaibys dar, tai tą pervažą. Kaip sakant, salam aleikum atvažiavom. Nieko, mes laiko turim, palauksim. Atsidarė pervažėlę, lekiam toliau. Kažkur tipo čia suktrodo. Na. Pažiūrėsim. Kažkur toliau. Nu. Čia kažkur rodo turbūt. Gal ten ir buvo. Nu jo. Čia pirmai gerai važiavau. Tik reikėjo biškelį važiuot, neapsisukt, karoči. Ir būtų be viskas liuks. Hehe, ble. Kaip sakant, gal ir čia, gal ir ne. Days Group, sakau, jo, sako čia. Važiuojam, žiūrėsim, kas čia bus. O, kiek konteinerių, kiek visokiausių bairių. Tai kaip čia viskas padaryta įdomiai. Su siena atitverta. Kad nebūtų jokių nesąmonių. Kur čia važiuoju dabar? Jam bereikalą vakar barą išrinkt. Dabar daug kur tokie kaužai, kur per viršų kelias. Bet dar yra ir senų, kur į vidų kišas priekaba. Aš kaip galvoju, kad čia mane perkraustų. Galvoju, kad mane perkraustų. Stiklas susmulkintas.
Matote, čia tų lenkų pilna. Pohu, jiems stiklo vaikšto ir kažką jie čia renka. Kažką matyt randa jie čia. Naudingo tie paukštukai. Здесь skaičiai daug. Eina kažką renka. Įdomiai. Nu ką, pirmą atvažiavau nuo stiklių. 2,5 tonų trūko. Atvažiavau, dasikrovau. Kem 3 700. Nu ką, pats gazas. Važiuojam Čiukrūną, dabar sustosim. Susitvarkysim prie kabėlę. Nu ką, viso, pasikrovėm. Užsidarėm. Galima važiuoti. Kur tas to gaziku važiuoja? Įdomi tokia vieta, įdomi. D Group, pasakė man D Group, lemba, galvoju. Ir jų D agregatai važiuoja. Žemaitė atvažiavau, ten čia apsukau, reikėjo man tiesiai pavažiuoti. Ir viskas. Norėjau ko čia atgal, pastovėjau, blemba, galvoju. Čia aplinkui nieko nėra, reikia važiuoti ten į galą. Ai, dar Google Maps'e. Pažiūrėjau tas gatves, Western Avenue, kur yra viskas. Pasirodo, kad čia jinai yra. Nusakau, reikia važiuoti atgal. Atvažiavau, aišku, pravažiavau biškelį, sustojau, paaiškinau. Atgal pagrįžau vieną pasukimą čia. Sako, už sieną suju kairį iš karto ir važiuos ir bus. Ale, akurat žiūriu. Akurat atvažiuoju, va. King George and Vidocs. Kur man čia rodo važiuoti? Man visi į centrą nereikia, mes varom čia turbūt. Все, gavau žinutę, kad važiuoti į tą blembą į Vitfieldą. Vitfielde būsiu apie 1 valandą. Ir viskas. Blemba įsilėjo, tai normaliai. Ką įsimušėm tiesę. Nu čia M271, M27. Ir įsimušėm M3 ir tiesiai užmirštam M25, paskiau M26, M20. Viso, Doveris. Ko čia? Gal nusuksim tą 4, koks ten kelias yra? Gal ir ne. Išspiriu saliarkus išvažiuodamas. M20 tiesiai atros Doverį ir viskas, arba ne, suksim karočiai, koks ten kelias yra, žiūrėsim į M2, paskiau A2 ir Vitfieldas per kitą pusę nuvažiuosim. O, štai ir trafikėlis. Salam aleikum, atvažiavom. Nu ką, ramiai važiuosim, nieko neskubėsim. Čia viskas aišku, dėl polas trafikas. Čia visaforas yra. Ir nieko nepadarysi, jisai raudonas dega ir dega savo. Gal tai. Ką tam pasakysi? Nieko. Čia visaforas turbūt. Kaip lyja. Velio kaip. Tai 8 tonos pakrautas, bet nelabai jaučiasi.
normaliai važiuoja. Nu ką, vėl tas pats remontas, va čia. Jie stato, surinkinėja tiltą turbūt, jo. Iš detalių čia atneša. Atveža ta prasme, deda ir paskiau visą tą konstrukciją turbūt užkels. Čia man atrodo, taip galvoju, bus tiltas irgi, va. Kur pilotas įdėjo agregatas, čia va nuėmė, čia dar tiltą vieną statys. Tai bus vienas. Čia ne tiltas, čia stendas tiesiog, informacinis bus. Ten tiltas vienas. Čia tiltas 2. Tiltas 2, po to tiltas 3, po to tiltas 4, po to tiltas 5, po to tiltas 6. Tai tas, kaip suprantu, čia bus pėstiesiems. Pėstiesiems dviratininkams gali būti tikriausiai. Ir va čia va stendas. 6 tiltai, 2 stendai, 8. Nu, normaliai čia reikalai vyksta. Normaliai. Nu, va, bus labai įdomu, jeigu to gyvensim. Pažiūrėt, kaip čia viskas realiai atrodys, kaip pasibaigs, kai darys, kai čia tipo lėksi, varysi, be sustojimo, be nieko, tais vieni kitiem pamojos, laimingo kelio, la, ir viso. 8 tonas, jau sunku, kai kalniukai tempia. 20. Nu ką daryti? Jeigu tiek tai važiuoja. Darau biškelį kamštuką, bet tai ką. Svarbiausiai nestoju. Nei trafiko nieko, leki ant 55 be jokių problemų, net pristabdyti nereikia. O čia anksčiau būtų trafika, pėzdėts čia darės. Gražu. O visi juda, visi lekia, visi. Labai fainai. Porą metų, kaip sakant, pasistumdė, pasi. O dabar jau visi laimingi, lekia visi atsipūtę. Kaip matėt, Southamptone lieka kaip iš kibiro, belekas daros, Doverį, ką žinau, gražu. Žiūrėt, net miela. Jo,